Ilgai ruošiausi įrašyti šį video, nes jis tikrai labai reikalingas ir jeigu jūs jį pasižiūrėsite iki galo, manau, rasite ne vieną atsakymą į savo klausimą, kurį galbūt ilgai ieškojote. Noriu pasakyti, tai nebus kažkoks agitacinis video, tai nebus apie konkretų kažkokį produktą, kompaniją, tinklinės rinkodaros ar dar kažką. Tai bus tiesiog apie visą tinklinės rinkodaros industriją ir verslo konceptą. Ir tiesiog, mano akim žiūrint, tai yra vienas geriausių verslo modelių, kuris yra tik tai dabar ir pasakysiu kodėl. Todėl, kad jisai jūs neįpareigoja ir nereikalauja jūsų turėti, vadinkim, sukurtą visą grandinę gamybos tiekimo, kita, kas yra labai svarbu įmoniai. Dar daugiau jūs galite pasinaudoti dešimtmečio patirtim, technologijom, patentais ir kartu turėti tai kaip savo verslą. Tai va tas yra unikalu ir tai yra tik tai tiesioginiuose pardavimuose per tinklinį rinkodarą, tačiau apie ją įvairių mitų, padavimų, legendų sklinda, kai kam tinka, kai kam netinka, kai kas ateina, kai kas išeina ir tai yra normalu. Kiekvienas darbas, ar gali tinklinį rinkodaroje dirbti bet kas, taip gali, ar tai yra bet kam, ne, tai nėra bet kam, kaip ir bet kuris kitas darbas. Tai iš karto noriu tai pasakyti, prasklaidant daug visko, nes galiu apie tai kalbėti. Čia esu 10 metų, 10 metų tai yra vienas mano pagrindinių užsiėmimų. Tai tikrai per 10 metų yra sukaupta tam tikra patirtis, kurią aš su jumis šiandien noriu pasidalinti. Ir tai nebus labai ilgas video, bet jame bus visas koncentratas tai, ką reikia žinoti ateinant į šią industriją iš principo. Nes tenka labai daug girdėti įvairių dalykų ir, na, tiesiog norisi praskleisti, sudėlioti daiktus į savo lentynėlę, sudėlioti daiktus į savo vietas tam, kad jūs suprastumėt, kur jūs ateinat, kaip jūs ateinat ir kad čia turėtumėt maksimalę savo išsipildymą savo lūkesčių ir maksimalų savo lūkesčių pasiteisinimą, taip galima sakyti, nes tikrai esu per tuos 10 metų sutikęs įvairiausių verslo partnerių, su kai kuriais iš jų eina beje visą 10 metų. Kiti ateina, pasimatuoja kaip ir į samdomą darbą ir į verslą ir tiesiog išeina kitur, visaip yra, bet aš noriu šiuo video tiesiog sudėti tam tikrus taškus, tam, kad taupant visų mūsų laiką, jūs, jeigu ateinate ir pasirenkate tinklinės rinkodaros industriją, čia ir atrastumėte tai, ko jūs ieškojate. Taigi, pirmas momentas, kurį reikia visada žinoti, ko jūs čia ateinate. Tai yra, ir čia labai geras klausimas. Galiu pasakyti, kad ne visi ateina, nors tai vadina verslu, tačiau iš 10, 7, 8 ateina čia ne dėl pinigų. Nes kas yra verslas, koks yra pagrindinis verslo tikslas, tai yra be abejo uždirbti pinigus. Jeigu tai nėra tikslas toksai, arba jūs jį vardinate, nes visi tinklinės rinkodaros atstovai, kaip susitarę, kalba komanda, komanda, verslas, uždarbis, ten kiti dalykai. Ir kai tu paklausi pa žmogų, kiek tu nori uždirbti, patikėkit, jį varo į kampą. Jis nežino, kiek jis nori uždirbti. Tai kaip galima, jūs ateinat pas darbdavį, įsivaizduokit į samdomą darbą ir sakot, klausia, kiek jūs norit uždirbti? Aš nežinau. Nu tai tada už dyką dirbk. Ir tai būtų iš tikrųjų linksma, jeigu nebūtų liūdna, nes žmonės nežino, kiek nori uždirbti. Ir čia yra kertinis ir pagrindinis klausimas. Kodėl? Todėl, kad jeigu jūs ateinate į tinklinės rinkodaros verslą ir nežinote, kiek jūs norite uždirbti, tai yra ne verslas, tai yra klubas. Kuo skiriasi klubas nuo verslo? Ir klubas irgi nėra blogai, nes galiu pasakyti, per 80%, čia mano subjektyvi nuomonė, gal aš ir neteisus, žmonių, kurie yra tinkliniai rinkodaroje, jie yra ne versle, yra klube. Kuo skiriasi verslas nuo klubo? Versle jūs uždirbate pinigus, klube jūs susimokate už klubo narystę. Pavyzdžiui, aš esu ten keleto klubų narys ir aš moku metinį mokestį. Ir tai yra normalu. Ir tinkliniai rinkodarai tai yra normalu. Jeigu jūs tai yra, jūs nežinote, kiek jūs norite uždirbti, tai yra jums klubas, tai jūs tada susimokate už jo narystę. Ir tinkliniai rinkodarai yra įvairiausių modelių, kai jūs ten, nežinau, pradedat nuo to, kad jūs turite užsipirkinėti kažkokius produktus ir juos ten nenori suvartoti ir išdalinti ar dar kažką. Tokių variantų yra N. Ir kai
paskaičiuoja, jeigu gauni komisinius arba dar daugiau ateina pas mane žmogus, aš klausiu, sako, va, įdomu, kiek čia, sakau, kiek jūs turėjote savo? Tai aš sako, nieko neturėjau, aš tik tai pirkdavau. Tai tada tu esi ne verslininkas, tu esi vartotojas ir tai irgi yra normalu. Ir klubo narys, tai yra tu už tai susimoki. Taigi pirma dedamoji, kurį labai rekomenduoju visiems turėti omenyje ir tada, kaip sakyt, nestumti tikslinės rinkodaros, jeigu jūs ateinat čia ne kaip į verslą, o kaip į klubą. Tai yra klubas, dėmesio dar kartą primenu, jūs už narystę susimokat, versle jūs ateinate uždirbti pinigus. Dėl šitos savokos mes susitarėm. Taigi, jeigu esate tinklinėje rinkodaroje, esate nepatenkintas industrija, esate nepatenkintas viskuo, sako, čia tinklinėje rinkodaroje pinigų nėra ir taip toliau ir panašiai, ir bam, 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 tai pasitikrinkite pirmą dedamąją. Vat, nu, aš tom dedamosiam šiandien jums kelias, minimum 3 pasakysiu, kurias jūs pasitikrinę labai stipriai galite pakeisti savo ir požiūrį, ir pajamų dydį, jeigu tai yra uždarbis jums tinkliniai rinkodarai, dar kartą patiksliu. Ir kitą dalyką, tiesiog prieš save būsite teisus ir bus jums iš karto lengviau ir paprasčiau su ta tinklinė rinkodara ir ją atrasite iš naujo iš principo. Taigi, pirma dedamoji, pasitikrinat, ar tai yra jums ne klubas. Jūs galite uždirbti, tarkim, X sumą komisinių, tačiau jeigu 2X sumą komisinių reikia sumokėti už klubo narystę, tai nėra uždirbti komisiniai, tai yra narystė klube. Viskas. Tai va, dėl to susitar. Ir tai nėra blogai. Viskas yra gerai. Jeigu tik tai tą reikia žinoti ir tada nekalbėti apie verslą. Nes aš matau daug tinklinės rinkodaros atstovų, kur tikrai žinau, kad jie yra klubo nariai, nes jie už tai susimoka. Ir jie kalba apie verslą. Tai nieko bendro neturi su verslu. Tai yra klubinė veikla. Ir tai yra irgi normalu, todėl kad žmonės atranda kažkokią bendruomenę, atranda kažkokį bendravimą, atranda savo kažkokią reikalingą informaciją ir už tai susimoka. Viskas. Bet tai nėra verslas, tai nėra tinklinė rinkodara, kuri ir sukurta nuo pradžių. Tai vad, pirmiausia, susitarėme dėl šito. Antras momentas, tai yra, jeigu jūs čia vis dėlto ateinate pinigų, tai yra uždirbti į tinklinės rinkodaros, kaip į verslo modelį, kurį aš sakau, mano akim žiūrint, tai yra modelis, kuris yra unikalus ir vienintelis. Jūs gaunate visą instrumentų rinkinį, konstruoti, kurti savo verslą, tačiau jums nereikia rūpintis patentais, produktais ar paslaugom, apskaitos ten kažkokiam priemonėm, tam logistika ir taip toliau. Tai jums viską suteikia tinklinės rinkodaros kompanija, jūs gaunate už tai komisinius. Tai va, tai yra unikalus verslo. Tai jeigu jūs ateinate pinigų, sekantis svarbiausias momentas, kurį reikia žinoti, kiek pinigų uždirbti. Ir tai nėra paprastas klausimas. Patikėkit, aš šitą klausimą esu kvotės, kai kur kvotės tiesioginė šio žodžio prasme, nes jie nežino. Sako, aš noriu taip pinigų, kiek? Ir tyla, suprantat? Ir tai yra normalu irgi. Į tą klausimą reikia atgauti atsakymą, galbūt, jeigu jūs jį pastoviai savo užduodat. Ir tai yra klausti, kam, ne tai, kad suma, popieriai, pats spalvotas papirėlis, jis yra niekas, kam man tų pinigų reikia. Ar aš noriu ten įsigyti kažkokį nekilnojamą turtą, ar aš noriu X ten padėti savo vaikams, ar aš noriu keliauti po pasaulį, ar aš noriu dar kažką ir labai aiškiai, aš, pavyzdžiui, galiu jums parodyti savo knygelę ir aš toj knygelėje esu labai aiškiai kiekvieną kartą beje rašau, ką aš noriu kur turėti, daryti, veikti. Nes jeigu tokios knygelės nėra, nebus, tai jums tiesiog spalvoti papirėliai nėra. Tai nėra paprasta, tai reikia ugdyti, tai reikia daryti, su tuo reikia gyventi ir apie tai reikia galvoti, jeigu tai yra be abejo svarbu. Jeigu nesvarbu, tada tiesiog nereikia skūstis, kad jūs nepasiekėte kažkokių savo gal finansinių tikslų, neturite kažkokio tai savo tos gyvenimo kokybės, kurias jūs norite turėti. Tam reikia rašyti, turėti knygą, rašyti tiksliai, kiek suma, datom, kada jūs norit pasiekti, nepasiekėt, vėl pratęsėt ir tai yra darbas. Jeigu to nėra, pinigai neatsiranda, pinigai yra energija. Jeigu jūs neužprogramuojate savo protą, kam jų reikia, jų ir nebėra. Mes gyvename iš ateities į dabartį. Tai yra, kai mes jau esame tenai savo mintimis, savo skaičiais, tai mes gauname. Dėl to pinigai yra labai svarbu. Tai atskira tema, gal aš apie ją atskirą video surašysiu, bet tai yra labai svarbu. Kai jūs žinote, kokia suma pinigų, tokiu atveju, žinot, koks yra sekanti dedamoji klausimas? Kiek, jeigu jūs pasirinkote X tinklinės rinkodaros kompaniją,
kiek tokią sumą pinigų dėmesio atsirado naujų žmonių, kurie ją uždirbti nenusipirko, nepadarė, bet suformavo struktūrą ir uždirbo per paskutinius, na gerai, ne per metus, per du. Nes aš labai daug matau, ateina žmonių į tinklinės rinkodaros kompaniją, ten tiesiog tokių pinigų nėra. Dėl produkto, dėl to, kad kompanija yra senai rinkoje, viskas yra paskirstyta ir padalinta, apie tai aš irgi pakalbėsiu ir parodysiu jums skaičiai, su skaičiais iš jūs piktis nereikia. Dėl to, kad produktas yra vartojamas, tarkim, nu yra ten, nusiperki ir ten visam gyvenimą gali vartoti, arba ten nusiperki metus laiko, tu tris gali vartoti, nepirkti, dėl to, kad nėra apyvartos ir panašiai. Senai kompanija rinkoje, visa rinka padalinta, tiesiog tu ateini naujas ir per paskutinius, vat, įsidėmėkite, per paskutinius 2 metus, kiek atsirado dėmesio naujų žmonių, kurie pastoviai gauna tokius komisinius. Pastoviai, ne vieną kartą, nes ten kažkas užpirko, nupirko ir jis gavo. Ne, pastoviai gauna tokius komisinius. Nes aš žinau, N senų ypatingai kompanijų, kurios yra senai rinkose, atėjo kažkas, tai padarė kvalifikaciją ir iškart nukrito tenai, viskas. Tai va, tai kiek naujų? Vat labai geras klausimas, kai jums pristatinėja tinklinės rinkodaros kompanija. Aš noriu uždirbti X sumą pinigų per mėnesį. Kiek naujų žmonių per paskutinius 2 metus uždirbo tokią sumą? Ir tai uždirba pastoviai. Ir jeigu tokios sumos tenai nėra, jūs tiesiog jausitės nekomfortabiliai, jūs tiesiog jum tai pradės lėkti, jūs aišku pradėsite kaltinti visą tinklinę rinkodarą, nes nu, tai ne aš čia, ne kompanija, ne aš čia kaltas, čia visa industrija kalta. Ne, gerbėmieji, ne industrija kalta. Aš 7 metus laukiau tos galimybės, kurią aš gavau, aš sakau, neminėsiu šiandien atskirųjų kompanijų, tam tas video yra tiesiog apie visą. Ir po 7 metų aš per 2 metus padariau tiek, kiek aš, na, ten 10 kartų daugiau negu buvo prieš tai. Bet tai nereiškia, kad ta kompanija bloga, ar šita gera, tiesiog skaičiais nereikia piktis. Ir ta gera, ir ten uždirba, ir šita gera. Tiesiog šitoj aš žinau, kiek aš noriu turėti per mėnesį ir aš čia turiu, ten aš nebūčiau turėjęs niekada ir ten per paskutinius jau 3-4 metus nei vienas žmogus tokių sumų net neturėjo, ten net top lyderiai dabar tokių neturi. Ne todėl, kad aš kažką tai geriau dirbu, o jie blogiau. Ne, todėl, kad ten tiesiog, na žinot, atvažiuoji tu su Žiguliu į Formulės 1 trasą ir bandai laimėti varžybas. Nu, tu nelaimėsi, tas Žigulys tiek nevažiuoja. Ar blogas automobilis Žigulys, nu, Jėzus, 10-mečiais važinėja. Ten yra visai kita trasa, kiti automobiliai, kiti dalykai. Tai vad, tam reikia žinoti, kiek tu nori uždirbti. Ir klausimas, kiek tokią sumą pinigų ten uždirbo per paskutinius 2 metus. Sumos gali būti įvairios. Žinokit, vėlgi noriu pasakyti, galima į tinklinę rinkodarą ateiti vien tik tai tam, pavyzdžiui, kad atsipiginti savo produktą. Produktas labai patinka. Ir tinklinė rinkodaroje tikrai sunku ras blogus produktus, nes pati industrija taip sukonstruota, kad jinai yra jeigu ten bus blogi produktai, tai tiesiog ta kompanija užsidarys labai greitai. Tai va, sunku, jums patinka produktas, jūs jį norite pirkti pigiau. Viskas. Tikslas yra normalus tikslas pirkti produktą pigiau. Arba atsipiginti kažkiek tai. Arba uždirbti papildomus keletą 100 eurų. Bet tai reikia aiškiai savo įsivardinti. Man reikalingi papildomi pinigai, 200-300 eurų aš skirsiu savo tinklinės rinkodaros projektui ten 2-3 valandas per dieną. Tai vat, tuos dalykus reikia savo atsakyti. Jeigu tai yra 1000 eurų, aš noriu uždirbti ne mažiau 1000 eurų ir eiti su tuo, kiek čia atėjo naujų žmonių per paskutinius 2 metus ir stabiliai uždirba 1000 eurų. Bet iš karto klausyti, žiūrėti, ar jūs nebando jumis manipuliuoti, ar klausyti labai aiškiai, tiksliai reikia paklausti, jeigu ten nėra, ten tiesiog tokių pinigų nėra. Ir tokių momentų daug. Jeigu tai yra 5000, aš noriu labai tiksliai aiškiai uždirbti 5 arba 10 000 eurų per mėnesį ir tokių čekių yra ir dar didesnių, yra ir 20, ir 30, ir 40 000 eurų per mėnesį čekiai. Tiesiog reikia žinoti, kur jūs ateinate ir klausti, ar tokie čekiai per paskutinius 2 metus stabiliai ten atsirado. Jeigu ne, tai yra ne jūsų tinklinės rinkodaros kompanija, tai gali būti jūsų tinklinės rinkodaros kompanija klubas, už kurį jūs sumokėsite. Savo laiku, savo pinigais ir taip toliau. Tai va, tas dalykas yra svarbus, kiek norite uždirbti. Toliau nereikia pykti su skaičiais ir aš parodysiu paskutinį momentą, kaip aš atradau savo paskutinį tinklinės rinkodaros projektą ir kaip apskritai reikia stebėti visą rinką. Tinklinės rinkodaros
Rinka tai yra rinka. Tai ten yra dešimtis tūkstančių kompanijų visam pasaulyje. Be abejo, pasidalinsiu dabar su jumis ekranu. Tai yra dešimtis tūkstančių kompanijų visame pasaulyje. Ir kaip dabar rasti? Einame be abejo į Google ir rašome. Aš tokį paiešką kaip aš, Best MLM Companies 2024. Ir čia yra keletas puslapių, bet aš vat, Business from Home visada renkuosi, jisai turi labai gerą ir didelę reputaciją. Ir čia vat, yra vat, Business from Home. Aš nekalbu apie atskiras, sakau, kompanijas, aš parodysiu oficialią informaciją. Taip, ir dabar mes einam kompanys ir už, apyvartos tiesiog 24 metų mes pasiemame apie apyvartas ir žiūrime. Čia vat yra 24-23 metai pokytis vat yra. Koksai buvo pokytis? Kiek yra, kas yra kur. Ir tie skaičiai jie niekada nemeluoja. Tai parodo, kokia yra tendencija rinkoje, kokia kompanijos tendencija rinkoje, kiek jinai turi, lyderis, pavyzdžiui, sena tikrai kompanija iš tų gyvenime. Ar jeigu jūsų tikslas yra ilgalaikis bendradarbiavimas, vadinkim, aš sakau, nevardinu atskirų pavadinimų, aš rodo oficialius skaičius. Tokia tendencija reikalauja suklusti. Tai yra kritimas, jūsų ambicija dideli komisiniai, ar tai yra ta vieta, kur jūs norite būti. Sekantis klausimas, einate, klausate, kiek tą sumą pinigų, kurią jūs norite uždirbti, ten uždirba per paskutinius ten 2 metus. Sekanti yra iš produktinių kompanijų. Kritimas vėlgi, kiek nori uždirbti jūsų sumą už, aš nekalbu apie produktus, aš kalbu apie konkrečius požiūrius. Kitas yra grafikas, kiek per paskutinę laikotarpį ten uždirbo pinigų per paskutinį, ta prasme, tą sumą, kurią jūs norite per paskutinius metus, kiek žmonių stabiliai uždirbo. Va tie klausimai turi būti užduoti. Ir visa kita, galime eiti vėlgi per produktinės, kur išėjo, tai jeigu jūs ateinate, jūs kalbate apie verslą, o yra grafikas važiuojantis žemyn, tai į tai yra momentai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį ir juos reikia matyti. O jeigu tai yra vėlgi jums verslas ir tai nėra klubas, nuo 19 metų, nebuvo 1 metų pastovus kirtimas. Tai yra skaičiai, kuriuos jūs, Best MLM Companies, kuriuos jūs galite pasižiūrėti, analizuoti ir priimti tam tikrus sprendimus, priimti atsakomybę už savo požiūrį, surinkti informaciją, aprobuoti ir su skaičiais tikrai rekomenduoju nesipykti, nes kai jūs nežiūrite skaičių, tai skaičiai žiūri į jūs ir tada jūs neturite to rezultato, kurį jūs tiesiog norite turėti. Tai kelios pirmos dedamosios, kas jums yra? Tai yra klubas ar verslas, skirtumas dar kartą pakartosiu, už klubą tinklinės rinkodaros versle jūs susimokat pats, už verslą jums moka, už verslo darymą jums moka pinigus. Tai šitus dalykus atskirt. Antras dalykas, kiek jūs norite uždirbti tinklinėje rinkodaros projekte, tada pasižiūrėti tendenciją. Tendencija labai aiškiai parodo daug ką ir ignoruoti jos nereikia, todėl kad kai jūs ją ignoruojat, ji jūsų neignoruoja ir jūs neturite to rezultato. Trečia, jūs klausėte, kiek paskutinius 2 metus jūsų minėta suma, X sumą uždirbo kažkas tai iš naujų žmonių, kurie ten atsirado ir uždirba tai pastoviai, svarbiausia, pastoviai, nes per paskutinius 2 metus, jeigu nėra nei vieno, o aš žinau tokių tinklinių kompanijų, kur paskutinius kelis metus neuždirbo tokių sumų, kurios, pavyzdžiui, man įdomios, ar ten kažkuriam, jeigu tai yra pastovus susijėmimas įdomios. Ir tada tinklinė rinkodara apauga įvairiais mitais, padavimais ir legendom, todėl kad, ten nėra tipo pinigų. Tai aišku, jų nėra, jeigu jūs ateinate ten, kur yra krentantis trendas, ten, kur per paskutinius 2 metus niekas tokių sumų, kuriuos norite, neuždirbo ar nematė, arba vienkartinės kažkokios išmokos buvo. Tai tie dalykai svarbus. Kitas momentas yra labai labai svarbus, tai turėkite omenyje, kalbant apie senus projektus, senas kompanijas. Tai yra, jeigu jūs ateinate į kompaniją, kur yra 20-30 metų ir jūsų ambicija yra daugiau negu 1000 eurų per mėnesį, aš statistiškai sakau, tai gali būti ir kitaip.
Bet tam yra kitas saugiklis, pasitikrink, kiek per paskutinius 2 metus tokią sumą kažkas uždirbo ar pastoviai uždirbo. Tikėtina, kad tokių pinigų ten nėra. Kodėl? Todėl, kad ne produktas blogas, ne kompanija bloga. Dėl to, kad rinka yra padalinta. Ten geriausiu atveju bus keletas šimtų eurų ir tai dar reikia pasitikslinti ir pasižiūrėti, nes ir tų gali nebūti. Kodėl? Todėl, kad rinka yra padalinta ir dauguma vartotojų pasiskirsto pagal tokią struktūrą ir lyderių pagal tokią struktūrą pasiskirsto. Tai yra didžiausius komisinius gauna tie, kurie ateina pačioj pradžioj tinklinės rinkodaros kompanijos ateimo į rinką. Tai yra pirmi, antri, treti metai. Vėliau ir tokį, jeigu jūs pasižiūrėsite bet kurią, bet Lietuvoje, net pasaulyje, jūs tą struktūrą visą ten pradžioj rasite. Kita dalis, kuri uždirba panašiai, gal šiek tiek mažiau ateina, kurie ateina per ten 3, 4, 5, 6 metais. Ir jie turi vėlgi ten, vadinkim, vidutinio dydžio vienokius ar kitokius komisinius, jeigu įsilaiko. Didžioji dalis, per 80% vartotojų ir nemaišom su verslu, vartotojai viskas yra gerai, nes produktai tinkliniai kompanijoje, sunku rasti tinklinę kompaniją, aš tokių net nežinau, kurios rinkoje yra 10, 20, 30 metų ir kurių produktai būtų kažkas su jais būtų gerai, tiesiog į rinkoje neišbūtų. Ateina per 80% ateina, kai jau yra 7, 8, 10 metai kompanijos rinkoje, toje rinkoje. Ne pačiai kompanijai, bet toje rinkoje. Ir sako, kad aš ten net neturiu tų pinigų. Ar pasitikrinote trendą, kokios apyvartos, koks yra grafikas kompanijoje? Ar pasitikrinote, kiek lyderių norima jūsų sumą uždirba pastoviai? Atsirado naujų, tai yra labai svarbu. Ne kažkada tai padaryta, bet naujų atsirado ir uždirba pastoviai per paskutinius 2 metus. Tai labai aiškus rodiklis yra. Tai vat, jeigu jūs ateinate, kai kompanija rinkoje yra žinoma ir aktyviai jinai žinoma yra daugiau kaip 10 metų, tikėtina, kad tokių komisinių ten 1000, 1500, 2, tikėtina, kad jų ten nėra. Kitas saugiklis, pasitikrinate, kiek žmonių tai turi naujų per paskutinius 2 metus. Tai aš sakau, statistiniais skaičiais, kuriuos aš turiu per 10 metų, vėlgi atskirais momentais, sakau, tas kelias dedamasias reikia visada žinoti. Pirmiausia, jums atsakyti, kiek jūs norite čia uždirbti per mėnesį. Labai aiškiai. Tada žiūrite produktą. Produktas yra labai labai svarbus arba paslauga. Jinai jums turi tikti. Jeigu jinai tinka, viskas ok. Kiek norima suma turi žmonių per paskutinius 2 metus ir uždirba naujų svarbiausia ir uždirba tą sumą pastoviai. Ir tada vėlgi jaučiu žiūrėti sekantį momentą, kokia yra sistema apmokymų, kokie yra kiti momentai vedimo jūsų ir be abejo noriu pasakyti, kad tinklinė rinkodara tai nėra samdomas verslas, čia niekas niekam už nieką neskolingas. Sponsoriaus vadinamo to rekomenduotojo santykiai su partneriu, jie yra unikalūs ir čia yra kaip tango. 2 žingsniai atliekami veiksmai, tada sponsorius vėlgi palaikymą duoda, vėl atliekami veiksmai ir jeigu iš vienos ar iš kitos pusės vyksta tik spaudimas, duok, arba tą daryk, aš esu tikrai ne vieną žmogų danešęs iki tam tikrų rezultatų, patikėkite, kai jūs po to danešat žmogų, o jisai nesugeba jau toliau to daryti pats, jis gauna komisinius, jis gauna sumas, bet jis mato, kad aplinkui gauna ir daugiau, o jisai jau pats daryti nesugeba. Dėl to sponsoriaus ir partnerio santykiai yra toks momentas, kuris atskira vėlgi tema tinkliniai rinkodaroje. Tu negali padaryti neįgalaus to žmogaus kabutėse tinkliniai rinkodaroje, tu turi jį davesti, kad jis darytų savo kojom. Tai va tada jūs pradedate tą tango su savo sponsorium. Tai yra jūs padarot, jis iš jo gaunat, jūs padarot, iš jo gaunat. Ir rezultatas, jeigu jūs nesipykstate su skaičiais, jeigu įvertinate situaciją, patikrinate trendus, tai yra kiek kompanija, kokia yra kompanijoje apyvarta ir pardavimų rodikliai, nereikia niekada nesiginčyti su skaičiais. Aš čia sakau, tu tokių matęs. Aš kai atėjau į paskutinį savo tinklinės rinkodaros projektą, man visi suko aplink pirštą prie galvos, sakė, tu čia nieko, čia viskas baigsis, susidarys, skaičiai, jie niekada nemeluoja, tiesiog niekada, jeigu tu ateini į kompaniją, kuri yra keletą dešimtmečių rinkoje, ir Lietuvoje tuščia rinka, tai yra, žinot, tai yra, kaip oras įėjimas į vakuumą ir viskas, ir rezultatas. Taip man reikėjo prieš tai 7 metus sėdėti ant atsarginio suolelio tam, kad
kad išlaukti, nesipyktant su skaičiais, pastebėti situaciją, įsiaiškinti, pamatyti, kiek žmonių uždirba norimą sumą per paskutinius 2 metus ir aš, nepraėjęs 2 metam, turiu tą rezultatą, kurį aš noriu turėti. Dėmesio, aš noriu tik tai priminti, kad paskutinių mano apyvarta mėnesių yra per 250 000 eurų apyvarta, aš naudojuosi auto programa, aš 5 keliones per metus turiu ir daug ką, todėl kad aš žinau, kad man to reikia ir aš nesipykstu su skaičiais. Tinklinės rinkodaros verslas man nėra klubas, tai yra verslas, nors čia be abejo aš ir žmonių įdomių sutikau, mentorių sutikau, kitų, vadinkim, pamačiau mokymo sistemas, kokių aš gyvenime nesu matęs. Tai yra, visi tie dalykai yra labai labai svarbus. Tikiuosi, kad šis video jums praskleidė šydą, kas yra tinklinė rinkodara. Atraskite savo produktą, atraskite savo kompaniją. Atsakykite savo kelis klausimus. Ar tai yra jums klubas, ar tai yra jums verslas. Ir nėra blogai būti tinklinė rinkodara kaip klube, tačiau nekalbam tada apie verslą. Kalbam apie klubą. Jei yra verslas, sekantis žingsnis, kiek jūs norite uždirbti. Tada klausimai, tada žiūrėjimas kompanijų trendų ir kiek jos, kokios tendencijos per paskutinius metus Best MLM Companies, matėte, Business from Home Companies, galite pamatyti 20 000 kompanijų reitingą. Toliau, jeigu tai yra kompanija, kuri yra visiškai nauja ir rodo kilimus, tai vėlgi yra tendencija, nes, na, čia loterija yra, jinai gali išnykti tiesiog, nes jei 3, 4, 5, 6 metai, mažiau negu 10 metų, vėlgi ten gali būti kalneliai, tačiau ar jinai liks. Tai va, tokių dedamųjų yra daugiau, aš siūlyčiau galbūt žiūrėti į kompaniją, kurios yra 10 metų kaip minimum rinkoje iš principo. Turiu omeny rinkoje, nu, bendrai. Jinai gali būti jūsų nauja jūsų rinkoje, bet jinai gali būti 10, kaip, nu, pradėjus tiesiog gyvuot kompaniją. Pavyzdžiui, ta kompanija, kurioje aš dabar, jinai per 30 metų yra rinkoje, tačiau Lietuvoje jinai prieš kelis metus tik tai atėjo. Tai va, tas situacijas reikia vertinti. Tendencijas tada žiūrėti lyderius ir kalbinti lyderius, klausti, kiek jų komandos atsirado naujų žmonių su jūsų X suma pinigų. Ir jie tą gauna X sumą pastoviai. Labai geras klausimas, kuris iš karto jums pasakys viską. Ir tokiu atveju renkatės produktą. Produktas, jeigu ar paslauga jums tinka, tai yra per 90% sėkmės iš karto. Tada žiūrite mokymo bazę ir tada skiriate savo laiką, tai yra pusmetį, kaip minimum, tam, kad jūs įeitumėte į tą verslą. Ir kiekvieną dieną tą reikia daryti. Čia tinklinė rinkodara yra labai geras, tai gera taisyklė. Mes visada pervertiname tai, ką mes galime padaryti per mėnesį, bet niekada neįvertiname, ką mes galime padaryti per pusmetį ar metus. Turėkite visada tai omenyje. Tiesiog kiekvieną dieną skiriate tam tikrą laiko kvantą, kiekį tam savo verslui. Jeigu tai yra jums verslas, jeigu klubas, vėlgi sakiau, tai nėra blogai, tai yra tiesiog klubas ir tą reikia žinoti. Ir tokiu atveju rezultatas jūsų tikrai bus. Jums reikės keistis, jūs būsite galbūt tokioj, žinot, pokytis visada yra išėjimas iš komforto zonos, jūs pyksit ant savęs, ant sponsorių, kompanijos, ant visos industrijos, todėl kad pokyčiai vyksta, nes patikėkit, žmogus, kuris uždirba 500 000, 5000, 10, 20, tai yra skirtingi žmonės ir turi įvykti įvairūs virsmai viduje, kad tu pasikeistum, jeigu tai vėlgi, sakau, jums yra verslas. Ir jūs tada, vat, ateis momentas, kaip sako, žinot, pagavo Dievo už barzdos, tai vat jūs tą, kai su šitais skaičiais nesipyksite, įversite visas šitas dedamasias, ateis momentas, kai jūs turėsite tą rezultatą, kurį jūs turite savo knygoje, kurį jūs savo esate užsibrėžęs. Linkiu jums visiems sėkmės, naudokitės tuo, ką duoda tinklinė rinkodara, tai yra vienas geriausių verslo modelių pasaulyje aktyviems žmonėms, bet nesipykite su skaičiais, įvertinkite, kiek tuos rezultatus turi tų žmonių ir svarbiausia, atsakykite savo klausimą, kiek jūs čia norite uždirbti. Ir jeigu nenorite uždirbti, turėkite omenyje, kad tai bus jums klubas ir už jį jūs turėsite tokiu atveju sumokėti. Tai tiek norėjau jums pasakyti šiandien. Parašykite vieną kitą komentarą, jeigu video jums patiko ar atsakė jūsų kažkokius klausimus, kuriuos jūs ilgai ieškojote. Na ir ką, linkiu visiems tų tikslų pasiekti, kurių jūs visada siekėte. Sėkmės.